net demo sandoriai yra uždrausti, tol, kol jūs nepagaminsit savo prekybos veiksmų algoritmo. Tie, kas eina į MF Advanced kursą, kodėl tai yra labai griežta, kadangi net jeigu jūs demo sandorius atidarot, jūs savo patys gaminat žalingus įpročius. Tai yra, tarkim, žmogus, kuris nieko nesupranta, jisai atidaro demo sandorį, tarkim, štai čia jisai su demo atidarys, gal aš nieko nesuprantu, bet labai sudėtinga aiškina, reiškia, turbūt teisingai sako, ne? Kartais va taip žmonės galvoja. Tai aš čia nesigilinsiu, bet tiesiog, pabandysiu demo sandorį atidaryti. Ne? Ir jūs čia atidarot demo sandorį kartu lygiai grečiai su manim ir gaunat pliusą. Kodėl jūs tą pliusą gavot, jūs taip ir nesupratot. Ir va tuo momentu, kai jūs gavot tą pliusą, jums pasigamino toksai psichologinis inkaras. Kas žino, kas yra toks iš NLP, neurolingvistinis programavimas, yra taip vadinamas psichologinis inkaras. Psichologinio inkaro šio esmė yra nieko nesuprasdamas galiu uždirbti pinigų. Arba pliusas, nes kopijavom pro. Čia irgi yra labai žalingas psichologinis inkaras. Ir viskas. Ir jūs vieną kartą tai padarot. Čia dėl tos pačios priežasties aš esu labai prieš signalų pardavimą. Žmonės pardavinėja signalų. Sako, kam jums mokintis, jūs ateikit pas mus, mes jums parduosim signalus, jūs mums mokėkit už signalus ir tik tai tiesiog darykit viską pagal mūsų signalą. Gal tie patys signalų pardavinėtojai patys to nesupranta, ką daro, kokią žalą padaro. Bet būtent tokį psichologinį inkarą jie įstumia naujokams į galvas. Mažo to įstumia tą inkarą už pinigus. O toks psichologinis inkaras sako, kad sekantį kartą, kai tas naujokas supyks ant signalo, arba supyks ant demo, arba supyks dar ant kažko, jisai bandys perėti į realą, arba gal nesupyks, arba bandys perėti į realą, galvos, kad jisai jau kažką tai supranta. O ten realiai jam niekas nesigaus. Ten jisai gaus žiaurų didelį minusą ir viskas. Ir jam iškart čia kils konfliktas labai didelis. Jisai sakys demo, arba be stopų, arba nieko nesuprasdamas, man pavyko uždirbti, o dabar aš perėjau į realą ir kažkodėl tai aš pastoviu minusė sėdžiu. Girdėjot turbūt, ne? Naujokai dažnai sako, kad demo viskas gražiai gaunasi, kai tik tai perėjo į realą, niekas nesigauna. Tai čia yra būtent tokio psichologinio inkaro pasireiškimas. Ir kuo ilgiau naujokas sėdi demo sąskaitoje ir bando gauti pliusą ir gauna tą pliusą, tuo giliau įsėda tas psichologinis inkaras, tuo sunkiau vėliau jo atsikratyti. Būtent dėl to, kai ateina pas mus į MF Advanced, visiškai uždrausta yra netgi demo sandoriai. Tol, kol jūs neparodot savo prekybos veiksmų algoritmo, pagal kurį jūs gaminsit savo prekybos planą, pagal kurį jūs turėsit instrukciją savo sandoriui. Mano prekybos planai grinai pagal mano prekybos veiksmų algoritmą. Tada jau prasideda darbas. Darbas, kurio niekas nenori daryti. Visi nori atidaryti sandorį ir tik tai spėt kišenės pakišt, kad jau ten per daug pinigų krenta. Ne? Nesigaus. Kur tos signalus nusipirkti? Žinau bent kelis Lietuvoje veikėjus, kurie bando tos signalus pardavinėti. Tai aš nevardinsiu, kad nenoriu jų reklamuoti visų pirma. Antra, ne mano reikalas kovoti su šitais dalykais. Aš stengiuosi savo daržą žiūrėti. Signalų pilnas internetas. Visko čia pilnas internetas. Pilnas internetas signalų siūlytojų, bet daug tų signalų neteisingi. Netgi teisingi signalai yra blogai. Net jeigu tai yra teisingas signalas. Tai yra tiesiog pačiam savo duobės kasimas. Anksčiau ar vėliau tie signalai, net jeigu jie veikia dabar, jie nustos veikti. Žmogus, kuris tuos signalus pardavinėja, galbūt jau prikimš savo kišenės jūsų pinigais, nes jūs mokat jam už signalus. Jam netgi nebūtina atidarinėti sandorių, nes jisai gauna pinigus iš jūsų už signalus. Kam jam rizikuoti? Riziką jūs ant savęs paimat ir dar už tą riziką sumokat. Tai čia tokia dviguba kvailystė. Rizikuoti ir dar mokėti už tai, kad tau leidžia surizikuoti. Ne? Tai čia tokia, žinot, davai aš tau duosiu į snukį, davai, bet tu man iš pradžių sumokėk už tai, kad aš tau į snukį duosiu, nes man gerankas skaudės po to. Ne? Tai tu liksi be dantų ir dar man sumokėsi ten 20 eurų už tai. Tai maždaug tas pats čia gauti. Žmonės, kurie pardavinėja tos signalus, aš tikiuosi, kad jie nesupranta, ką daro. Nes jeigu jie supranta ir vis tiek tą daro,
Tai tada, nu čia jau tada, ką jau padarysi, jau žmogus anksčiau ar vėliau karma, taip sakant, pasivys, jeigu kažkas tai tiki tą karmą.